Labas rytas, labą dieną, ne rytas, labą dieną, mėlųjų šeimyną. 1:30 dienos, sekmadienis. Šiandieną noriu, kad praleistumėte popietę ir vakarą kartu su mumis. Simonas išvažiavo į vaistinę nusipirkti vaistų, nes jam koją skauda, o aš su Ryanu laukiu Ryano draugų, kuris yra iš Korėjos ir jie žais, taip pat aš juos vešiu į korėjietišką restoraną. Ir po to žaisti žaidimais, grįšime namo, gal eis maudytis, nežinau, į baseiną, žiūrėsim, kaip bus. Dabar ruošiu maistą šunims, taip pat apsitvarkau kambarius, taip pat susirūšiuoju drabužius rytojui, tai, toksai rytas. Iš ryto nuvedžiau šunis pasivaikščioti, taip pat vežiausi Ryaną su savimi, važiavome prie mokyklos, tai šunys pabėgiojo, Ryanas pasisupo ant supinių, grįžome namo, aš priguliau, užmigau gal 40 minučių, labai gerai jaučiuosi dabar. Gerai, nėra per daug ką sakyti, dabar yra po 1:40, už 20 minučių jau draugas atvažiuoja. Ryan, can you open the door, please? Come on, Dash. Hey. Noriu jums parodyti, ką gaminsiu vakarieniai. Tai yra vištiena, aš manau, nežinau, ar tai vištiena ar kiauliena. Nepasakė, aš manau vištiena, jo. Vištiena, taip, yra vištiena, kuri jau pasūdyta, sumarinuota, taip pat rudus ryžius, ryžinėje virsiu. Manau, bus labai skanu, nesu pirkusi šios mėsos, šio įdaro, bet tikiuosi bus skanu. Dažniausiai viską darau pati, marinuoju pati, bet šį kartą norėjau pabandyti kažką naujo. Žinau, tikriausiai negerai, bet aš pabandau taip. O, kaip aštru. Tai labai mėgsta aštriai, žinote, ne? Tai, ką aš turiu? Turiu tokį įdėklą į oro orkaitę. Tuomet sultys lieka, neišdžiūva mėsa. Ir taip pat nereikia kas kartą plauti šios oro orkaitės. Iš tikrųjų, šį kartą reikės praplauti, nes aš matau, kad kažkas buvo kepta. Gerai. Na, pažiūrim. Aš manau, bus labai skanu. Ryanas labai pavargęs. Šiandieną aš kėliausi studijuoti. Na, kaip ir visuomet 5 valandą ryto, o vaikas kėlėsi 5:30. Tai yra labai anksti, nes šiaip tai keliasi apie 7. Tai matau, akys merkėsi, bet labai draugų laukia, nes draugas atvažiuoja. Tai, ką padarysi, atsiprašau, jūs man taip. He will be okay. Turiu tokios indiškos duonos, ją pakepinsiu, išdėsiu majonezo ir tos vištienos, kuri yra vaikai žaidžia. Careful, careful. I think we need to wait, right? Curry. We wait 2 minutes. Curry. Semi. Curry. Which one? Yeah. Here, not here. Here. So good. How is it so good? Seaweed. Labą dieną, brangioji šeimyna. Šiandieną noriu atsakyti jūsų klausimus, kuriuos jūs man uždavėte Instagrame. Pradedam. Aš jūsų vardų nesakysiu, nes dauguma prašė nesakyti vardų. Tai jo. Sako, sveika Renata, kaip jūs jaučiatės, kaip sekasi Ryanui ir šuniukams. Gyvenimas Tailande ir jūs pliusai ir minusai jūsų akimis. Haha, tai yra keli klausimai. Gerai, kaip jaučiatės? Jaučiuosi gerai, ačiū, kad paklausai. Kaip sekasi Ryanui ir šuniukams? Ryanui sekasi labai gerai. Jisai iš tikrųjų buvo diagnozuotas, jūs tikriausiai žinote, ADHD.
attention deficit hyperactivity disorder, tai vadinasi dėmesio trūkumas ir hyperaktyvumo, toksai kaip ir deficitas. Gyvenimas Tailande man patinka, pliusai yra tokie, žinoma, šiltas oras, būna per karšta kartais, tai toksai yra ir minusas. Pavyzdžiui, šiuo metu yra labai fainas oras, nėra per karšta, apie 26-25 šilumos, tai tikrai pats tas. Apie gruodžio mėnesį dar geresni orai, apie 22-23, tai tikrai pasaka. Minusai tai būtų per dideli karščiai, pačią vasarą, pavyzdžiui, karščiai būna plus 35, plus 36, tai tikrai labai karšta, taip pat būna lietūs, apsemia visur, minusai taip pat, kad yra šunų, labai daug benamių šunų ir tu juos matai ir jų gaila, tikrai negali visų išgelbėti, negali visų pamaitinti, kiek gali, tiek padedi, bet kas dar? Minusai dar taip pat yra tokie, kad žmonės pamato baltą veidą, iš karto galvoja, kad tu pinigais apkrautas ir iš karto bando iš tavęs daugiau lupti. Ar tai būtų santechnikas atvažiuotų į namus, ar tai būtų kažką, duodu kaip pavyzdį, ne? Ar namus nudažyti, sutvarkyti, kažką padaryti. Tai visuomet galvoja, kad ai, tu esi užsienietis, vadinasi, iš tavęs reikia daugiau pinigų. Pliusų yra daug, žmonės yra labai faini, iš kitos pusės, jie daug šypsosi. Kartais žmonės sako, ai, šypsosi, tai gal nereiškia, kad jie gerai galvoja. Žinokit, iš tikrųjų, galų gale man vienodai šviečia, ką jie galvoja, bet yra faina pamatyti žmogų, kuris šypsosi, o ne tai, kad bando ar nori tavo akis išdraskyti dėl to, kad netai pasižiūrėjai. Va, tas yra fainas. Yra daug pliusų, gal vieną dieną prisėsiu ir daugiau apie tai pakalbėsiu, bet šie pagrindiniai tokie. Jo. Plus dar vienas pliusas, kad tu gali tikrai išsinuomoti nemažą būstą čia, gali turėti ar išsinuomoti, arba, nežinau, kaip pajamos leidžia, gal nusipirkti kažką kuklesnių ir tikrai nėra kainos milžiniškos, kaip Europoje būtų. Tu gali, pavyzdžiui, taip pat už 1 milijoną taibą, tai gal už kokius 20 000 eurų nusipirkti tikrai nemenką, nemažą namuką, kuriame galėtum gyventi. Jo. Labas, kokios dažniausios vaikų ligos, ar dažnai serga, gal kai šilta šalis mažiau bacilų. Pavyzdžiui, dabar mokykloje tai yra toksai kaip ir virusas, dauguma vaikų vemia, yra tų virusų, bet nėra tiek daug. Žinokit, iš tikrųjų dauguma vaikų serga ir sloguoja, ir kostėja, ir bronchitas, ir gerklių skausmai, ir jo. Tikrai yra tų ligų, pavyzdžiui, šiandieną 3 vaikai susirgo, jie apsivėmė, išdezinfekavom visas klases, vakar taip pat apsivėmė, vėl išdezinfekavom, taip pat yra nemažai, kurie serga rankų ir kojų, ta tokia, žinot, išbarstyta rankom, nežinau kaip pasakyti. Irgi labai skauda vaikams, tokios puslieninės ir taip pat jos pasidaro ant veido ir ant lūpų, labai skauda vaikams. Bet dažniausiai tai būna tokie virusai susijęs su vėmimais, kad vaikai labai vemia. Sloguoja tai beveik kiekvieną dieną, kosėja taip pat dažnai. Žinote, būna oro kondicionierius viduje, ypač vėsų, išeini į lauką karštą, sėdi į mašiną vėl vėsų, eini į prekybos centrą vėl vėsų. Išeini į lauką labai karštą, tai toksai labai didelis pokytis būna. Žinote, toksai ekstremalus, tai daugiau mažiau. Ar jūsų sūnus moka lietuviškai, ar mokina jį lietuviškai kalbėti? Iš tikrųjų, tai lietuviškai truputėlį supranta, jisai daug nekalba. Ir aš, nežinau, mes su vyru kalbame angliškai. Aš kartas nuo karto su vaiku bandau lietuviškai pakalbėti, kuomet mes įsivaikinome. Ta pati terapistė mums pasakė, kad būtų gerai, jeigu viena kalba orientuotųsi, kadangi vaikui per daug ir taip yra šoko, ne tik kad kultūrinis šokas, nes mes abudu su vyru nėram kiniečiai, bet taip pat turime ir šuniuką, ir nauji namai, ir nauja kalba, ir nauji veidai. Ir sako, jeigu galite, orientuokitės į vieną kalbą, o po kelių metų galite į 2 kalbas. Iš tikrųjų, po to atskridome gyventi į Tailandą ir prasidėjo koronos virusas, visi namuose užsidarė, tai taip ir bendravom angliškai ir kažkaip ta lietuvių kalba, ne tai kad pasimiršo, bet aš neturiu, pavyzdžiui, mamos ir tėtės. Mano brolis gyvena Anglijoje, jisai kalba, žinoma, su savo šeima dažniausiai angliškai, nes turi draugę, kuri yra iš Anglijos. Ir
jeigu turėtumėm senelius, jeigu vaikas turėtų senelius, su kuriais reikėtų susikalbėti lietuviškai, tai tikrai būčiau mokinusi daugiau. Dabar, jeigu skrisime į Lietuvą, tai daugiau mažiau kažkaip susikalbės, bet nebus, kad 100%. Taip, tikrai ne. Gerai. Ar jaučiatės sava šioje šalyje? Ir taip ir ne. Tu niekuomet nesijausi sava, nes tu netrodai taip. Iš karto tave kategorizuoja į vieną tokią kaip ir pusę, vadinasi, kad tu baltaodis, šviesiaodis, vadinasi, kad tu turi daug pinigų, iš karto į tave žiūri, tu gali būti labai biednas ir visiškai kaip sakoma, ant ledo sėdėti, bet vis tiek į tave žiūrės ir susidarys tokia nuomonė, kad tu turi pinigų, vadinasi, iš tavęs bando daugiau atplėšti. Bet iš kitos pusės taip, aš daugiau žinau, kas žmonėms patinka, žinau savo ribas, žinau, ko vengti, tada jaučiuosi daugiau sava, kadangi tu gyveni šalyje jau 4 metus ir tu žinai, kas šioje šalyje yra gerai, kas priimtina, kas nepriimtina, ko prisilaikyti, kokia pagarba turi būti vienaip ar kitaip, tu moki bendrauti su žmonėmis, tu tampi vos ne kaip tos manieros pasidaro irgi tokios švelnesnės, nes žmonės čia yra daug švelnesni, jie nereikia, jie nespėgia. Žmogus, kuris reikia daug, vadinasi, kad jam ant protų kritę, vadinasi, kad jisai yra labai silpnas žmogus, silpnų nervų žmogus, silpnos valios žmogus. Kadangi čia žmonės nešaukia, nereikia, pas juos taip nėra. Jeigu tu turi kažkokių nesusipratimų, tu gražiai viską išsiaiškini, tu prieini prie jų gražiai, tu sakai savo dėka, atsiprašau, bet gal galima būtų, jeigu jūs pataisytumėt man kažką, nes prieš tai pataisėte, bet nelabai, pavyzdžiui, darbas buvo kokybiškas, bet tu nereiksi. Ką tu čia, aš tau sumokėjau pinigus, o tu ne taip padarei. Aš tavęs paprašiau, kad tu sienas nudažytum, o tu nudažėjau, jos atsilupo. Tai dabar jau koks tu kuilys, koks tu. Taip nedaro. Čia Tailande jie labai bando švelniai viską išsiaiškinti, be jokių reikimų, be jokių nieko. Nes jeigu, kaip ir minėjau, jeigu tu reiki, jeigu tu rodai savo balsą, jeigu tu rodai savo isterijas, vadinasi, kad tu esi neišlavintas žmogus, vadinasi, kad tu neturi manierų ir kad tu esi labai silpnos valios žmogus ir jiems tokie žmonės nepatinka. Taip, nežinau, ar atsakiau į klausimą, ar ne, tikiuosi atsakiau. Ar neplanuoji aplankyti Lietuvos? Taip, planuoji. Angliją planuojame aplankyti rudenį, galvojom bus pavasarį, bet bus tik tai kitą rudenį, bet Lietuvos nežinau. Iki dabar nenusimato, bet jeigu nusimatys, būtinai pasakys. Kokia pilietybė turi jūsų vaikas? Jūs tokia tarptautinė šeima. Ryanas turi Hongkongo pasą ir dabar jam darys Anglijos pasą, tai jisai turės 2 pasus Hongkongo ir Anglijos. Aš turiu Lietuvos pasą, bet reikia taip pat turėti man ir Anglijos pasą, nes žinote, dabar yra didesnės problemos skristi į Angliją, ne? Ne kaip anksčiau. O dabar jau sunkiau. Kada naujas video, tai jau buvo senokai, bet aš vieną įdėjau prieš kelias dienas. Tavo manymu, kaip moteriai pagerinti savo savivertę? Kažkas manęs klausė prieš tai ir aš sakyčiau, savo savivertę pasikeli tuo met, kada tu įgauni discipliną, vidinę discipliną, kuomet tu savo prižadi pakeisti savo gyvenimą ir kuomet tu pakeiti savo gyvenimą su savo disciplina, tuomet tavo vertė pasididina pačiai savo, tu jautiesi kaip moteris, kaip žmona, gal kaip mama, daugiau netgi vertinga. Kodėl? Nes tu savo kažką prižadėjai, tu ištesėjai tą pažadą pati savo. Pavyzdžiui, ar tai būtų svorio metimas, ar sveikiau valgymas, ar anksčiau atsikėlimas, ar tai sportas, darymas kažko dėl savęs. Ir kuomet tu įvykdai savo tą norą, ir kuomet tu pradedi eiti tuo keliu, savigdos keliu, tu pradedi save daugiau vertinti, nes tu žinai, kad su disciplina tu gali labai daug ką pasiekti. Tuomet tu taip pat brėži ribas su kitais žmonėmis, nes tu žinai, kad su disciplina tu gali kažką pasiekti. Vadinasi, kad jeigu tau žmogus kažkoks draugė paskambintų ir sakytų, nu davai Renata, varom šampanų gert 11 vakaro, o tu žinai, ne, aš keliuosi rytais
sportuoti ir aš jeigu per daug prigersiu, pavyzdžiui, šampano, aš ryte sunkiau atsikelsiu, man galvą skaudės, aš nepasportuosiu, aš būsiu rizgi. Tu žinai save, tu pradedi save analizuoti ir tuomet tu supranti, kad savivertė yra labai svarbi tuomet, kada tu vertini savo laiką, kuomet tu vertini savo vertybės, kuomet tu vertini savo taip pat discipliną, kuomet tu atkreipi dėmesį į tai. Jo, tas va yra labai svarbu. Kaip visatos traukimo būdu pritraukti meilę savo. Ir vėl sakyčiau, meilė savo, kuomet tikrai tu turi savo ir vėl discipliną, kuomet tu vertini savo laiką, kuomet tu neleidi kitiems žmonėms lipti tau ant galvos, kuomet tu žinai, ko tu nori, kuomet tu užbrėži ribas, kuomet tu bendrauji pati su savimi kaip geriausia savo drauge, įsiklausai savęs, savo norų, savo svajonių, tu jų neišvaikai, bet tu iš tikrųjų imiesi atsakomybės už save, už savo gyvenimą ir tu savo prižadi pakeisti savo gyvenimą pati. Ne tai, kad tu reikalauji iš kitų žmonių, kad tau padėtų, ar tai su pinigais, ar su kažkuo, bet tu pati prisiimi atsakomybę ir tu paprašai taip pat visatos, kad tau padėtų, kad tau padėtų būti geresnė versija savęs, kad tave nukreiptų geresnės versijos savęs link ir įsiklausyti į savo intuiciją, eiti intuicijos eiga. Ką tu nori pasakyti? Pavyzdžiui, kuomet aš jaunesnė buvau, žinojau visuomet. Mes visuomet žinom, ką mums reikia daryti, kad mes geriau jaustumės, geriau atrodytumėm, daugiau uždirbtumėm, geresnius santykius turėtumėm. Mes žinome, bet mes visuomet ieškome atsakymų knygose, mes visuomet norime kažkokių greitų atsakymų, mes norime gal kažkokios greitos mantros, mes norime, kad mums kažkas pasakytų, ką padaryti, bet iš tikrųjų tas meilė savo, tai yra ilgas kelias, tai yra ilgas procesas ir dauguma žmonių nenori to daryti, nes jiems atsibosta, jie nori greitai, lygiai kaip ir Instagramas, tie storija, ne, tie storija, tie reels, viskas greitai, kelių sekundžių laikotarpiai, viskas pasikeičia, tu įgauni tai, ką nori per kelias minutės, per kelias sekundės. Lygiai taip pat žmonės daro su savo norais. Jie kažkaip neturi kantrybės dirbti ant savęs ir po to pyksta ant visatos, kodėl man nesiseka, bet jie nenori įdėti darbo sportui, nenori įdėti darbo namams, nenori įdėti darbo savo santykiams, nenori įdėti darbo savo planams, savo norams, savo hobiams, nes visa tai užtrunka laiko. Bet mes norime greitų rezultatų ir jeigu mes jų negauname greitai, nes iš tikrųjų dalykai, ant kurių reikia dirbti daug, jie neteina greitai. Ir jie tikrai nėra labai reikšmingi tuomet. Jeigu tu gauni labai greitai kažką, vadinasi, kad tu nelabai kaip ir vertinsi. Bet jeigu tu dirbi ant savęs, dirbi ant savo svajonių ir tai ateina tau nelabai greitų laikų, bet taip stabiliai, tuomet tu daugiau tai vertinsi. Tai aš sakyčiau, kad pritraukti su traukos dėsniu savivertę savo, meilę savo, tai būtų irgi, sakyčiau, su disciplina. Kokias vietas būtent verta aplankyti Tailande? Aš sakyčiau temples, jūras, prie jūros nuvažiuoti, pabūti, žinoma, kas tau patinka. Man taip pat patinka Ladyboy, kur Ladyboy barai, kuomet, pavyzdžiui, contestants, kuomet Miss Ladyboy, tai transvestitų šou, žinau, kad dauguma sakytų, oi, vajezu, tai yra prieš Dievo valią. Man tai labai įdomu, nes tu pamatai, kaip žmonės iš tikrųjų gyvena kitoje pasaulio šalyje ir kaip jie vertina moteriškumą, kuomet vyras apsirengęs su suknele ir susitvarkęs savo veidą ir susitvarkęs viską atrodo geriau negu moteris, kažkaip man įdomu. Ir kas dar? Pajūriai, maisto turgai, drabužių turgai, turgus labai faina, labai įdomu. Taip pat mieste pasivaiščioti, pabūti, tikrai yra ką veikti. Dėl ko verta aplankyti Tailandą? Aš sakyčiau dėl šventyklų, dėl tradicijų, dėl žmonių, pačių žmonių, nes patys žmonės yra labai, aš sakyčiau, tikrai labai malonus, labai švelnus, labai faini. Žinoma, visur visko būna, bet tikrai didelė dalis yra labai faina. Geras oras, maisto kokybė yra labai gera, taip pat nėra brangu. Gali tikrai geras atostogas turėti, gali masažus daryti, gali grožio procedūras, gali eiti į prekybos centrus, gali važiuoti, sėdėti prie jūros, gali
baseinė gali, tikrai yra ką veikti, nes visiems visko yra ir vaikams, ir pagyvenusiems žmonėms, ir jaunimui, ir barai, ir restoranai, ir ramesnės vietos, tikrai. Taip pat yra stovyklos, šventyklos, kur tu gali atsipalaiduoti, gali medituoti, gali detoksus daryti, tikrai yra ką veikti. Manęs taip pat klausė, ar nesinori grįžti gyventi į gimtinę. Mano atsakymas būtų šiuo metu tikrai ne, nes mes gyvename kitose šalyse jau beveik 20 metų ir aš gyvenu Azijoje, sakyčiau, jau gerus 9 metus ir tikrai labai patinka. 8 metus, sakyčiau, jo, labai patinka. Ar yra planuose įsivaikinti antrą vaikiuką? Žinok, ne, nėra. Iš pradžių su vyru dar ir galvojame, bet po to nusprendėme, kad ir vienas mums gerai. Lyg minėjote, jog Ryan turi neįgalumą, gal ir klystu, atsiprašau, gal galite papasakoti. Ne, aš nežinau, ar tai vadinasi neįgalumas, tai yra ADHD, kad jam yra labai sunku su dėmesio deficitas, sunku nusėdėti, sunku studijuoti, mokinti, sunku skaityti, sunku pabūti vienoje vietoje, visuomet juda, visuomet bėga, visuomet kalba, visuomet dainuoja, mokykloje sunku susiorientuoti, labai dažnai įsivelia į muštynės, į peštynės, bet jau šiuo metu jau geriau, su kaip ir vos ne terapistų pagalba, taip pat su mūsų pagalba, aš pastebėjau daug geriau dabar. Ar nesinori atvykti su šeima į Lietuvą, Ryanui parodyti gimtinę? Aš sakyčiau, ne dabar, nes tikrai kelionė nenusimato, bet nusimato kitais metais į Angliją. Tai gal bus taip, kad užlėksim ir į Lietuvą, aš būtinai jums pasakysiu. Žinokite, pradėjau labai kažkaip galvą skaudėti, tuksėti, labai pykina, tikiuosi, kad nepradėjau susirgti, labai ausys pradėjau kaisti, Ko važiuosite į UK, gal ir Lietuvą planuojate? Važiuosime į Anglijas pasimatyti. Taip, pabūti pas Simono tėvus, bet aš pabūsiu Londone su Ryanu 4-5 dienas, susitiksiu su savo draugėmis taip pat, o vyras važiuos pas tėvus į Cornwall ir mes po to prisijungsime kartu. Ačiū, kad esate. Žinokite, labai pradėjau pykinti, širdis pradėjau labai kalatotis, aš nežinau, kas darosi, labai blogai pradėjau jaustis. Tikiuosi, kad nevemsiu, nežinau, ką padaryti, ką pasakyti. Myliu jūs. Geros jums dienos ir iki.